man tik taip atrodo, ir tu labai greitai važiuoji. Sportas sportu, biznis bizniu. Aš gavau sveiko maisto užsakymą vienos firmos banketą. Tai, žinai, 30 galvų pasižiūrėti. O tau netrodo, kad mes dabar labai lėtai pradėjome važiuoti? Tikrai kažkas čia keistų. Bet taip labai lėtai. Gal yra labai stiprus priešpriešinis vėjas? Nežinok, viskas gerai, pučia į šitą, gerai kaip reikia pučia, į priešingą pusę. O tu kartais nelaikai kitos kojos ant stabdžio? Parodyk. Ne. O kilimėlis kaip? Tu palauk, Lauk, aš patikrinsiu, palaikyk, tai yra. Laikau. Oi, Laikau. Kad ne, normaliai, visai nutraukiau. Tai kokios gali būti priežastis? Gal salone tiesiog yra per daug svorio? Nesupratau, čia užuomina? Tau tai buvo? Niekada. Tau niekada taip nebuvo? Man tai buvo vieną kartą, kai benzinas baigėsi. Tai gal benzinas baigėsi? Nesupratau. O kas atsakingas? Žinai, kad tu šturmanas, tu atsakinga. Kiek tu pripylei? Pilna? Kada? Kada reikėjo? Jėzus Marija, banketas, 30 žmonių. Tai kas dabar bus? Kas dabar bus? Ką aš žinau, kas dabar bus? Kas dabar bus? Aš žinau, kas dabar bus. Paprašysim, nuveš kas nors pripils benzą, ne? Ir, kodėl nėra tokios paslaugos benzinas į baką? Aš nesuprantu. Biznio idėjos gatvėje mėtosi, niekas neima. Ir iš viso, žinai, ką aš tau pasakysiu? Fizika yra nesąmonė. Čia kuria prasme? Žiūrėk, važiuoja mašina, taip? Baigėsi benzas. Tai jinai iš inercijos turi važiuoti į priekį. Ne? Tu matai tą inerciją kur nors? Ir aš ne. Klausyk, o gal į draudimą paskambinam? Prie ko čia tas draudimas? Atidaryk mane, aš negaliu atsidaryti. Aš negaliu, raktai užsitrenkia bagažiniai. Rima, tai ką aš užduosiu dabar, taip? Alda, nerėk.